ką, nutariau ne patį remontą filmuoti, nes laiko nėra, o pačią pabaigą, kaip ir gavosi. Tai vat vienas iš būtų. Lemba, kiek aš jau praleidęs, bet tiek to, vienas iš būtų. Tai padidinam viską labai greitai. Viskas labai elementaru. Iš 2 patalpų padarė šeimininkas vieną. Čia plytelės klijavo jo brolis. Maladėts brolis toksai. Gražiai paklijavo visų pirma, kad sunku klijuodavo, čia didelės plytelės. Akmens mazės eina vėliau ir sunku gręžtis. 4 grąžtus suvariau. Nu nesvarbu, ne apie tai. Gyvatukas buvo čia raikabėje, patalpa pas mus buvo šitoj patalpoj, vonios patalpoj. Va pernešėm gyvatuką ant šitos sienos. VC pas mus čia. Žinoma, šeimininkas sugalvojo po to sumontuoti pro viršų kraunamą skalbenkę. Pradžiai planavom kitokią, tą standartinę, tai biškelį vat išlenda, biški matosi. Nu, bet nieko labai baisaus nėra. Paskutiniu momentu pasikeitė vien tik dėl to, kad vietos čia nėra, neguminė patalpa. Tai vat, tualetas telpa, viskas gerai, vat mes taip pakabinama kriauklytę, labai protinga pakabinama kriauklytė dėl to, kad yra zona, kur sudėt, kur pajungt, manot, vat, maišytuvam, ne maišytuvam, šitam kranam, zona tenai vadinama. Labai protinga kriauklė. Viena iš geresnių, kokie esu jų jungęs. Vonė, ravakinė, ką dažniausiai siūlau klientams. Aišku, paklijavo taip, kojas nepakyši šiandien, daiktų nesudėsi, nu paklijavo taip, paklijavo taip, čia kiekvieno šeimininko noras, ištraukimas ventiliatorius, nu, faina. Kranas čia nais. Dušo galva, ir žinokit, kas va dušo galva, jis jau užsisakė, man atrodo, ar tai iš Anglijos, ar štai iš Vokietijos atvažiavo. Ir nežinokit, masažinė, pas mus tokių niekada nematęs. Tas vidurinis, ne, jisai sukasi ir masažuoja, žiauriai geras dalykas, pirmą kartą matau tą galvutę. Nėra pas mus tokių Lietuvoje, bent aš jau nemačiau. Jeigu kažkur rasti, galbūt savo pasikeisiu, savo tokį pastatysiu. Žiauriai ofigenas dalykas. Nu vat, jauki, mažytė vonė su VC. Gyvatukas biški galingesnis, padidinto galingumą nupirkom, pastatėm. Patalpa užteko viską daugmaž tai, kad protingai viską apsugalvoja jisai, kur ką daugmaž pastatyti. Ir gerai, kad nestandartinė skalbenkė paėmė, va iškart vietos sutaupė. Ok, ir virtuviai. Nu čia nėra kuruot, virtuvė mažytė, va kriauklytė tokia. Kraneliai, kaip visada, šeliniai, viskas. Čia ateičiai indaplavėje nupirkau, vdruk, kada nors norės indaplavėje, tai palikau snapelį, su snapeliu padėt. Ir viskas prisitraukė prie maksimum prie sienos, kad nemaišyti. Ir viskas. Iš mano pusės yra tiek. Tai vat, kažtam objekte baigta. Tada turbūt persikelsim į kitą, kas kitam. Viskas negražiai. Nu vo. Kaip normaliai subėga? Jo, viskas gerai. Viskas gerai, ne? Aha. Nu, vai, dar viena vonė padaryta. Nu, ventiliatorių. Lubos. Prisiminsi po to, kaip buvo. Ai, su kojytė padarė, ne visgi? Jo, Nu, aš paprašiau. nu, teisingai, kad jis... Pasakėt tada, tai aš... Nu, nes sakau, ant tos gyvatukas šildo. Nu, bet silpnai šildo gyvatukas, galėtų geriau šildyti. Reikia vamzdynus keisti, renovuoti. Arba kažkas tai gal grindų šildymą pasidaręs, gali būti. Ir bagė. Nu, per silpnai. Būna, aišku, dar blogiau. Bet pas mane namuose, kaip aš pagal save lyginu, tai... Visi blogai šildo, žinokit. Ne, ten radiatoriai tai ne prie ko. Radiatoriai visai kita sistema. Jo, jinai reguliuojasi pagal šitą. Nu, pažiūrim kaip čia. O, kaip va. Ai, dar va. Čia neužbaigta. Dar stalčius metus atvežė, man reikia dar daryti. Ten, oi, dar daug darbo, žinokit. Nu, bet vis tiek. Na, šitas va, čia šitą dės, dės šitą... Supratau. Turbūt stiklą dėsim, nežinau, Supratau. pažiūrėsim, nežinau ką. Nu, pasidažykit, kad gražiau Bet būtų. čia, dar nežinau, ką su juo daryti. Turbūt atvažiavo elektrikai. Gerai. Nu va, dar viena virtuvė suvalgyta. Bus su vonia, stolėtų. Ir viskas. Dar darbai verda. Na ką, užeisim, pažiūrėsim, kaip privačiam name padaryta vonia. Bet tiesiog noriu parodyti, kad vat, kaip būna žmonės pasidaro. Dažnai mane sako, kodėl nerodot, kaip privačiuose namuose daro remontą ar dar kažką. Žinokit, šeimininkai patys nenori. Jūs patys nenori, kad aš filmuočiau. Taip kad, sorry, tokių darbų yra, bet jūs patys nenori. Tai pažiūrėkit, kaip žmogus gražiai pasidarė. Kokie erdvi vonia. Ir čia, žinokit,
viena iš vonių, galima sakyti taip. Nu kaip viena iš vonių. Tiesiog yra dar atskirai ir tualetas pas jį. Žiūrėk, koks veidrodis didžiulis. Masiškas veidrodis. Pašvietimas pas mus iš šono. Rozėčių čia pilna, šitam name rozėčių, tai ko, bet rozėčių čia pilna. Labai mėgsta elektrą žmogus. Žiūrėkit, vonioj 2 kriauklės. Šviestuvas, norit laukučius pasivydusi, uždėt, išsijungia iš karto. Lubos aukštesnis negu pas mus. Lubos kažkur gaunasi apie 3 metrus. Pakabinamas. Žiūrėkit, kokie šviestuvai. Vonia masažinė įrengta su didelė dušo galva. Nu, kaip turi būti. Džiovyklė, skalbyklė, tualetas, bidė. Pas juos čia kabės bus, įsivaizduojat, bus 3 gyvatukai elektriniai. Vienas čia ir vienas ten. Nu, tai šeimininkas nori. Aš čia tik tais truputėlį, ką dariau, tai tik tais tualetas iš jau įsiminėjau. Toli nuo miesto labai buvo, bet va, atvažiuodavau pasižiūrėti laisvai kaip daro. Pakliavo tiltelės didžiulės 60 m 20, tai čia buvo darbo. Labai sunkiai ilgai ieškojo meistrų, kurie apsiims labai sunkiai, gal pusę metų. Visas procesas sužino. Bet paskliavo tikrai neblogai. Pažiūrėk, kokias juodas nuostabios grindys. Tai dar koksai perliukas, užsakovas buvo pagal savo norus. Mes jam patarimų jokių nedarėm. Jisai viską pats. Sako, aš noriu viską pats pagal mane, kad būtų. Ir meistram pasidaro taip lengviau netgi galima sakyti daryti, jeigu tai įmanoma padaryti. Logiškai pasidėjom, apsisprendėm, aš noriu taip. Žiūrėkit kaip. Paprastas elementarus nubėgimas, pagalvos, blemba, kokia nesąmonė. Žinot, chebra, labai geras dalykas. Išbėgo vanduo, sustūmiai, išbėgo viskas, išdžiuvo, išėjo. Grindys, pasikiek žinau, man atrodo, čia ir grindys šildomas įrengtas. Tai va, pasižiūrėk, kokia masyvi vonia. Kur apie 13 kvadratų čia gaunasi bendrai. Žiūrėkit, kaip netgi nereikia daryti sumuštinę viens ant kito daryti, o netgi užteko šalia vienas kitą įrengti. Nu, šaunuolis, aš džiaugiuosi už klientas va toksai. Šiandien aš atvažiavau biškį boilerį pakoreguoti, nes lašą statysim įsiplėtimą indą. Tai va taip, chebra, turėkit savo svajonių namus, dirbkit 40-50 metų, pasiimkit krūvą paskolų ir turėsit namus. Bet turėsit patys dirbti, nes čia klientas pats dar daug ką labai daro. Tai tiek, šiandien tiek, peršokom ant kito video. Na ką, einam dar vieną vonią apžiūrėsim. Pabaigta buvo jau iš anksčiau, dabar užbaiginėja meistras koridorių tenais, deda laminatą tokį įdomų, pamatysit. Ir ką aš noriu parodyti, kaip realizuotas vamzdynų uždengimas. Su dalinai sienos apdaila. Pamatysit, labai gražu. Einam į vidų. Nu ką, vienu žodžiu. Ai, tu šitą kambarį pabaigi? O, molodės. Tu vakar dar šitą kambarį tik tai pradėjai, ne? Vienas kambarys pabaigtas, antras kambarys pabaigtas. Klausyk, man va šitą idėją su tokia eglute labai patinka. Nu, aš įsivaizduoju, kad brangus. Ir suprantys, tokiais trumpais gabaliukais labai ilgai klijuoti jį reikia. Nu, labai daug darbo. Po kol viską suklijuoji. Bet va šitą sieną realizuota, tai, nu, čia jinai pasaka, man labai patinka. Jo, žinau, tokį va sieną 1000 su visais pritraukėjais, šitais viskuo. Nu, labai gražiai. Ir vamzdžius, aš tam klientų, va tenais, kur dabar ten tą būtą, kur va, darėm su tavim, tai jis irgi jau galvoja tai padaryti. Nes įsivaizduoju, va, žiūrėk ir duris. Opt. Ir mūsų tulikas va, jau padarytas. Palauk, tu šitas grindis perdarinėjai dar, ne? Jo. Perklievai. Ai, šildomas dar vonioj padarėjai, nu va. O toks tualetas. Nu, gražiai gavos, tikrai gražiai. Nu, va čia tai realizuota, tai labai gražiai. Bet su tom... Ir tai jungikliai, klausyk, juodi kaip gražiai žiūrisi. Čia po to kaip viską... Nu, bet tik tai va tą sieną tamsiai mėlyną, nu, man tai jinai nelabai. Tai supranti, buvo išrinkę dar tamsesnę spalvą. Bet žiūrėjau, pagal pareiškia, žinai. Šis tai bus neįdodas, tai jau būtų. Nu, matai, čia kiekvienas žmogaus skonis, bet va čia tai įdomi, va taip tamsiai mėlyna ir tokie kaip pilka, čia tokia ruda kažkokie tai. Padavai pavyzdį, sako, tu žiūrėk, sako, tu pagal save, žinai. Aha. Aš tai pažiūrėjau, mes super tamsu bus. Nupirkau šitą. Mūsų sena anksčiau daryta, sanmazgas iš anksto. Dabar perdarinėjom.
Čia va, ką aš prašiau tada prie tam buvusim piltelčiui, kad jisai darytų iki galo. Na, jis padarė tokį mažiuką. Vis tiek nelabai čia sunku prie jį bus. Nu. Bet taip įdomi realizuotas. Va, duris senas paliktas ir ant juos užklijuotas. Nu, vienas iš kaip sprendimų. Va, taip, bet taip pat kaip įeini, tai tikrai labai gražiai atrodo. Labai, ir va tas tie juodi jungikliai labai tinka. Bet su šitom plytelėm, tai tu čia vargai. Tas maža didelė. Mačiau. Nu, maladės, Dovydai. Ir va čia pas tai kaip gražiai gavosi išeit, va, lygiai gavosi, va. Ai, čia reikės pato. Čia kažkokį tai dėsi silikoną, ar ką čia dėsi, ar kažkokį tai... Nu, va, tarp kambario ir... Jo, čia dar reikės palyginti. Čia dar reikės nušlifuoti. Bet gerai, lygiai gavosi. O čia manau, čia nebuvo gavosi, vakar padariau. Irgi plytelę šlifavau. Aha. Maladės. Na, aišku, dar tas galtinis vaizdas šis bus, kada ir lubos bus pabaigtos. Tai lubos, dar čia sudės lentynos, čia kur faktiškai, čia spinta, čia lentyna. Tai klausyk, kada jau tu čia baigi? Čia balinė plokštė. Aš tai iš čia rytoj išvažiuoju. Ai, čia balinė plokštė bus tokia kaip čystė, turbūt, ne? Turbūt, ir lentynos iš abiejų šonų. Nu, gražiai bus. Bet sakau, 2 metai, žinok, šitas objektas. 2 metai. Čia vargas. Ne viena brigada buvo, atėjo, skaičiavo, vis netiko, tai tas. Tai čia matai, jau jis tave įkalbėjo. O, jungikliai jokie įdomus bus. Kaip lėktuvai, tumbliai tokie. Labas, iškės dabar galima uždėti pašišėti. Veikia, jo? Ai, jungta turbūt dabar, nedėdė. Tumbleris tas, ne? Ai, va. Aha, matau. Nu, įdomi realizuota bus. Violetinė, geltona, radiatorius vandėjom naujus. Gražiai, maladės. Dovydai, maladės, dirbsim su tavim. Tik tai reikia klausyti, kur sakysi, kur galima, kur negalima. Dabar važiuoju į kitą objektą pažiūrėti, bet ten taip užsiprašę, sakau, ten tokiem dalykam reikia projektai, nes jie nori supranti, perdanga nešama, daužyti ir ten slėpti viską. Sakau, negalima. Sakau, jo, aš sakau, aš jau ką neapsimsiu. Jisai matė pas mane vieną, sakau, bet ten pagal projektą viskas padaryta. Jo, leidimų, sakau, jeigu tu nori taip naurą, tiesiog pinigų sumokėti ir naurą, kad padaryti, sakau, aš neapsimsiu. Tai vat važiuosiu žiūrėti. Niekada tokį fokusą nedarysiu. Tai va. Nu ką? Gerai. Niškų kokį. Gražu. Sarama kažką tai ne. O iš kampus pačiam daryti ne. Lemba kaip čia padėjo. Na ką, einam dar parodysi vieną butuką, kaip vonė su VC padarėm, apkliavom. Na ką, štai praėjo turbūt tos 15 minučių, ne, video peržiūros. Dėl ko aš nutariau taip tiesiog nufilmuoti, buvo, nes, žinokit, nebuvo kada, nebuvo laiko, reikia labai daug laiko, daug skirti, sėdėti, koreguoti video, kad vieną video įdėti jums, man užtrunka nuo 4 iki 6 valandų. Tai nutariau tiesiog visumoje tai padaryti. Viską, ką matėt, tai nebuvo mano vieno nuopelnas, čia visos komandos nuopelnas. Pavyzdžiui, kur buvo video, kur su neaiškių užbaigtumų, tai ten, žinokit, būto remontas truko labai ilgai, net apie porą metų. Mes pradėjom pas vienus šeimininkus, užbaigėm pas kitus šeimininkus tą būtą, nes pasikeitė tiesiog šeimininkas. Gyveno jo tėvai, o dabar gyvens sūnus. Dėl ko taip ilgai?
Mano pinigų stygius buvo, plus neapsisprendimas, ko nori. Mes labai privargom taip su tuo objektu, nes teko važinėti, bet kadangi mes darėm ne vieną objektą, tai jau teko pabaigti šitą. Kadangi dar darėm jau ir namuką jo, apdailą, vonę keitėm, vamzdyną ten viską, daug ten darbo buvo. Tai visgi nutarėm pagelbėti ir su šitų, užbaigti. Nors mes jau buvom pavargę nuo jo, nes mums būdavo taip, padarom kažką, 3 mėnesiams šeimininkas kažkur dingsta, išvažiuoja užsienį, kažkur nėra jokių žinių. Po to jis atsiranda, vėl pradeda skambinti, kalbinėti, važiuokit, darom toliau. Sako, mums taip labai nepatogu, mums reikia vėl mest, vėl įrankius nešti. Nu, bet nieko, va jau beveik pabaiga, užbaigtumas ten jau labai didelis, jau beveik pabaiga. Dirbom mes ten 3, ten turėjo dirbti kitos 2 brigados, bet va taip ir dėl tokių atidėliojimų, kaip supratau, nebuvo sutarta galutinį variantą. Tai va, buvo dažytas sienos, žinokit, net 3 ar 4 kartus spalvą buvom ieškojom, kokiam tiks. Šiaip netaip apsirengėm. Man spalva, taip sakysiu, iš karto nepatiko, nu man netinka. Bet kadangi žmogus yra fotografas, klientas ką nori, tai ir darom. Kur matėt užbaigimus, ten rašiau 80%, 90%, tai dėl ko aš taip rašiau? O tam, kad žmonės būna, pavyzdžiui, tokius dalykus, kaip ten veidrodį pasikabinti ar gyvatuką, paskutiniam video pas mane, kur dabar buvo, tai pavyzdžiui, lubos, sako, mes patys nušpakliosim ir šviestuvą pasikeisim. Nors man lubos labai tiko, betoninės spalvos lubos labai tiko. Nu, bet čia kiekvieno šeimininko noras. Buvo atsisakyta čia gyvatuko ir dės gyvatuką elektrinį žmogus. Tai va, dar aš pas jį apsilankysiu, bet galvoju jau parodysiu taip, kaip yra, nes nežinia, kaip tas video išeis, galvoju ar neišeis, tai bent parodysiu tą, ką esu padaręs, kad vizualiai įsivaizduotumėt. Tai va taip, sakot, Vytai, man rašo labai, kodėl kotedžų nededi. Aš visų pirma, kotedžų nelabai linkęs imu, tik taip pas gerus pažįstamų, žinau, kad tie, kurie nemes mūsų ant pinigų, nes kotedžuose daug yra darbo, labai daug darbo, ten ilgam laikotarpį, plus už miesto jie randas, vis dar toli labai važinėt. Ir sakau, meta ant pinigų labai. Kuo didesnis objektas, tuo didesnė tikimybė, kad nedamokės. Tai geriau aš padarysiu mažesnį objektą, bet Vilniui ir etapais paims tos pinigėlis. Ir paskutinėme etape, kad nebūtų taip labai tokio, taip sakant, tokio pergyvenimo, kad nesumokės, tai geriau aš paimsiu tokių mažesnių, juos padarysiu, uždirbsiu tą patį pinigėlį, negu paimsiu vieną didelį. Tai tiek. Ką noriu pasakyti dar. Dabar paėmiau dar du butus. Dar nepaėmiau, bet greičiausia teks atsisakyti. Jau pradėjau šnekėti su vienu šeimininku, su kitu šeimininku, bet teks turbūt atsisakyti dėl labai didelės juodos linijos. Šiam etapė yra labai didžiulė juoda linija. Turbūt, kas stebi mano kanalą, kas žiūri šortus, matė, pavogė mano darbinį automobilį, bet jau yra gerų žinių. Automobilis atsirado, bet neatsirado įrankiai, nes buvo surastas kitas automobilis. Vienu žodžiu, buvo pavogtas ofisas, kur buvo dalis mano įrankių. Ačiū Dievui, mažoji dalis įrankių, bet buvo jie išnešti, tai reikia vėl atsipirkinėti. Buvo pavogtas automobilis, ne vienas automobilis, o keli. Vienas buvo surastas ir kitas buvo surastas, bet vienas buvo surastas sudegintas, su įrankiais. Greičiausiai bus įrankiai jau mano, bet kadangi aš jau nevažiavau, sudegino. Ačiū Dievui, kad automobilis bent atsirado. Tai dabar vėlgi reikia rinkti pinigėlius. Visiems, kas gali, bus apačioj aprašyme sąskaitos numeris. Kas gali paremti. Šiuo metu būčiau labai dėkingas, nes reikia įrankius dasipirkti. Aišku, dasipirkinėsiu savo jėgom, kiek galėsiu, bet jeigu padėsit, labai didelis ačiū. Kitas dalykas, dėl ko aš negaliu dabar objektus dar paimti, tai yra nelaimės. Labai didžiulės nelaimės. Turiu 2 apdailininkus, 3 šiaip apdailininkus, bet su vienu nebendrauju jau, nes jisai pradėjo lošti kazino. Pradėjo loštis kazino labai senai, bet aš nesenai sužinojau. Pradėjo labai geras meistras, bet dėja tenka ryžti galus, nes pradėjo važinėti pas senus objektus, pradėjo skolinti pas mano senus klientus pinigus, mano vardu. Ta sužinojau, tai aš dabar visus galus su juo užrišau. Labai gaila, bet jau yra kazino. Čia yra priklausomybė, kaip alkoholikas žmogus, jis nebegali to, pastovi važinėje, skolinasi, pas mane pinigų pastovi prašo. Yra kaip yra, tai su juo atsisveikinom, turiu dar 2 apdailininkus. Tai vienas dabar susipažinau, čia objekte buvo jo darbų nemažai jau pavaizduota. Susipažinau objektą, lietuvių šaunuolis, Kaune gyvena, bet sakė, lytis ruošiasi persikraustyti į Vilnių, nes sako, tu man duodi tikrai nemažai darbų, tai turbūt krausis su šeima į Vilnių. Tai
Tai vat, po 2 metų nebent galbūt pradėsi, nes jisai sako, dabar nori pailsėti, nes jam didelis krūvis buvo, kadangi daug darbų buvo darėsi. O kitas apdailininkas, dėja, bet pasakė, mano žmona serga vėžiu, dabar kol kas nesiėmė objektus. Aš sakau, pilnai tai suprantu, pailsėk. Va tokia nelaimė, čia tikrai didžiulė nelaimė, tai stiprybės jam. O mano elektrikas irgi nelaimė atsitiko. Per vėlinės ėjo tvarkytis kapus ir dalinai nusipjovė savo 2 pirštus. Teko operuoti, sakė, dabar pusę metų gipsas prieaugino tos pirštus kažkaip, tai labai stipriai nusipjovė, nepilnai, bet labai stipriai. Vienu žodžiu, pusę metų jisai iškritęs dabar, o toliau žiūrėsim. Tai sakau, atėjo juoda dėmė tokia ir plus man su sveikatai irgi vis niekaip negaliu, aš operacijų po operacijos niekaip negaliu atsistatyti po tų visų operacijų. Aš manau, tie visos narkozės, turėjau 4 operacijos, tos visos narkozės visgi davė man ant sveikatos, manau, dėl to regėjimas pablogėjo, dabar su stuburu vėl atsinaujinus, stuburo skausmai. Vienu žodžiu, senatvė ateina tokia, taip sakant, nelabai dėkinga, vėl tenka į tokį režimą arčiau lovos. Buvau susirgęs stipriai, nes kadangi dirbau aš su vandeniu, tai dirbau, dar nepasveikau, dirbau Rusiją, po karštas vanduo sprogęs vamzdynas, lakščiau pirmyn atgal, perpūtė, tą stuburas sutraukė, man vėl susuko, vėl skausmai, prasidėjo uždegimas, ten slankstelinis, tai va dabar gydausi. Vienu žodžiu, tokie šitie metai man, bet aš nepasiduodu, laikausi. Tokius nedėlius darbus atlikinėjau, nes vis tiek gyventojai reikia. Tai va, manau, praeis tas laikotarpis, viskas praeis ir ateis vėl vasara, ateis vėl šviesios dienos. Visiems, kas žiūri mano kanalą, visiems ačiū, laikykitės vyrai ir moterys. Statom laikus, nes už kiekvieną laiką YouTube'as toliau reklamuoja mano kanalą, toliau deda jisai, plečia į didesnės mases, to daugiau peržiūrų, daugiau pinigėlių kapsi. Nors dabar YouTube'as labai stipriai kontroliuoja tas autorinės teisės, viską, ką aš buvau nusipirkęs, visus garso takelius, jisai senus video pradeda blokuoti. Dar ne tai, kad blokuoti, kai kurios išmeta, tai prasme, parašo pranešimą, kad aš turiu išimti arba garso takelis iškirpti. O tam tose videos, kiek tų garso takelis įsivaizduojat, nesvarbu, kad aš buvau nupirkęs, aš jiem rašau laišką, kad aš už tos garso takelis sumokėjęs, tiesiog nieko negaunu atgal, jokio atsako. Tai už tos video man peržiūros ir nutraukim mokėjimai, už juos aš pinigėlį man jie nekapsi. Tai kuriuose videose dabar naujuose matys tiesiog tokia, taip sakant, galbūt ne taip linksmai žiūrėsis, tokia monotonija. Bet hebra reikia kažkaip tai irgi daryti, sėdėti, jeigu tenka po 5, po 6, po 4 valandas prie video, tai žinot, norisi, kad ir kapsėtų pinigėlis, tai tenka labai daug garso takelį apriboti. Tai vat, tokie žinios. O ką, bus video, dar kitą savaitę, manau, kelsiu irgi trumpą video, kol kas trumpi video, bet kitą savaitę dar galbūt kitą savaitę kelsiu dar vieną video, neilgą, ką aš veikiau Italijoje, galbūt patiks visiems. Irgi nedidelis bus video. Tai vat, o po to dėsiu, dar vienas bus objektukas, toksai galbūt kam patiko su stovu, irgi bus su stovu, ten tik tais bus daug triukšmo, aš ten buvau labai nesusilaikęs ir biškis pasibariau su užsakovu. Priekį neužbėgsim, visiems ateity gerų peržiūrų ir iki.